esam nepratę pasirūpinti savim ir pasižiūrėti, planuotis ne tik tai darbus ir veiklas, bet ir poilsį savo. Ir tada gaunasi, kad mūsų smegenys, mūsų psichika pasiema tą natūraliai. Ir tada, jeigu dirbam ir dar kažką susigalvojam, tada ir ateina vienas iš tų momentų, kad gal tu gali atidėti, nes tu jau pervargęs žmogus, dėmesys jau šiek tiek atbukęs ir tada sako, tugi dabar gali imt pailsėti. Ar ne? Ir tie, kurie mažiau leidžia savo pailsėti, tada jie ima dar kažkokį daryti elgesį, dulkes valyti dar kažką, ar ne? Tai gali būti elgesio pakeitimas irgi ir kaip poilsis, bet gali būti ir kaip atidėliojantis elgesys. Čia irgi iš to, kad mes netgi poilsį savo atidedam. Pamiegosiu kažkada arba ten, kada visai bus blogai.